diena, buvę mokiniai, gerbiami svečiai, mieli mokytojai. Šiandien nuostabi diena, nes mes švenčiame Pivašiūnų gimnazijos 110 metų jubiliejų. Mokyklai 110 metų. Daug tai ar mažai? Svarbu, kuo matuosime. Jei žmonijos nueitų keliu, tai 110 metų labai mažai. Jei matuosime baigusių mokyklą mokinių, prirašytais, o mokytojų ištaisytais sąsiuviniais, jų svajonėmis, nuveiktais darbais, tai susidarys gražus, margaspalvis, ilgas kelias. Pivašiūnų gimnazija šiandien didžiuojasi savo darbščiu, talentingu ir svarbiausia ambicingų kolektyvų, susitelkusių pagrindiniam tikslui, kad mokykloje besimokantys moksleiviai būtų kuo geriau paruošiami gyvenimui, kad jiems čia būtų gera, kad jie jaustųsi savo mokyklos šeimininkais. Džiaugiamės savo moksleivių išradingumu, akademiniais ir sportiniais jų laimėjimais. Labadiena, mėlyjei susirinkusieji į tokią nuostabią šventę. Kiek daug vėsumos už lango ir kaip šilta, kokie geri prisiminimai čia, viduje, salėje. Tie, kurie mokosi, kurie dirba, kurie susitiko po daugelių metų. Linkimės jums tvirtybės ir labai didžiuojamės, kad Pivašiūnų gimnazija labai šiuolaikiškai ugdo jaunąją kartą, kad dirba darnus kolektyvas, kad jaučiama pagarba vieni kitiems ir tamprus ryšys su Alytaus rajono savivaldybė. Būkit stiprūs, būkit laimingi, būkit sveiki. Nepamirškit savo mokyklos niekada. Perduodamas visus linkėjimus šilčiausius čia susirinkusiems tokio gražaus jubiliejaus proga, aš noriu perskaityti vieną užrašą. Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazijos 110 metų jubiliejaus proga. Eikite keliu, kuris veda į didžiausią sėkmę. Būkite smalsūs, išradingi, kupini troškimų. Pasirašo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Rubliauskas, 2015 metų lapkričio 21. Mūsų prisiminimuose mokykla tai šviesios klasės, kreida prirašyta lenta, kažkur pamesta pažymių knygelė, pirmoji meilė, reiklus mokytojai, tėvų notacijos. Kaip puiku būdavo išgirsti paskutinės pamokos skambutį. Valio! Knygos su kuprinėmis skraidė lyg paukščiai. Mokyklos kiemas skambėjo nuo jaunatviško juoko. Pamokos baigėsi, o mokyklos kieme sukasi klevo lapai. Rudens vėjai šoka, kaip greitai prabėga mokykliniai metai. Ah, tas mokyklos kiemas, tas suolelis, tie atsiminimai.
Kūrybiškumu trykštanti mūsų gimnazija turi turtingą praėjusio amžiaus pradžią menančią istoriją. Pivašiūnų mokyklos istorijos pradžia siekia 20-ojo amžiaus pradžią. 1905 metus, netrukus po lietuviškos spaudos atgavimo. Gyvenimas pagal taisyklės ir kito jau tikrai nebus, jei tik nori meluok, jei gali būk savim, o tai reiškia būt ir kasdien kovon, už visus kovot, negailėt savęs, tie, kurie viską dažo juodai, tegu žino, kad jų šimtai ne yra mūsų kaip sniegas, baltas, tvirtas kaip plienas. Žodis taip, yra mūsų kaip sniegas, baltas, tvirtas kaip plienas. Žodis taip, todėl kad taip ir reikia, kad yra rytojus sužymęs, atsakingi ir tai mūsų juodai balta tiesa, iš tamsos į tiesą, neramus kelias, kol yra viltis, gyvens mūsų juodai balta tiesa. Gyvenimas pagal taisyklės ir kito jau tikrai nebus, jei tik nori meluok, jei gali būk savim, o tai reiškia būt ir kasdien kovon, už visus kovot, negailėt savęs. Listu susuko sparnuočiai dangus, vargo rateliuos gyvenimo mokė. Kas rytą po nedėlės saulės šviesos, mes mokėmės nešti lyg bangą tylojų. Ačiū tau, lizdų susuko sparnuočiai dangaus, vargo rateliuos gyvenimo mokė. Kas rytą po nedidelės saulės šviesos,
mes mokėmės nešti lygundantį gojų. Pakyla kaip tūkstančiai paukščių balsų, suskamba netikrai balsoj begalybėj. Lyg sveikas mažasis dangau, sveika, o žemelė beribė. Ačiū tau, mokykla. Ačiū tau, mokykla. Ačiū tau, mokykla. Ačiū tau, mokykla. Būk gyva, mokykla. Būk gyva, mokykla. Būk gyva, mokykla. Būk gyva, mokykla. Visus noriu nuoširdžiai, iš visos širdies, visą jūsų mokyklos šeimą, gražią, šaunę, pasveikinti su gražiu, prasmingu jubiliejų. Ir kiekvienos mokyklos istorija, kaip girdėjau, susideda iš daug mažų istorijų, kurią rašo buvę, esami mokytojai, mokiniai. Noriu palinkėti, kad jūsų mokyklos istorija neturėtų pabaigos, kad visada čia būtų jaunų žmonių, kurie kurtų tą istoriją, rašytų ją toliau, garsintų Pivašiūnus ir galėtų jūsų šeimos jais didžiuotis. O šiandien šventė, tai noriu palinkėti, kad visi čia esantys renginyje nukeliautų į svajonių šalį, į svajonių pasaulį. Juk šios mokyklos kiekvienas kampelis, aplink mokyklą ir visi Pivašiūnai tarsi seka pasaką, prisiminimų pasaką. Daugelis iš jūsų jums buvo pirmoji meilė, pirma svajonė, kuri nuvedė tolyn, bet jūs sugrįžot, vertinate, kas yra brangu ir tikra ir esate šiandien vienoj šeimoj, švenčiate šventę. Kuo gražiausios jums šventės ir turiu labai svarbių įpareigojimų. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazijos bendruomenė. Nuoširdžiai sveikiname visą gimnaziją, bendruomenę, švenčiančią 110 metų įkūrimo sukaktį. Džiaugiamės jūsų nuoširdžia, atsakinga ir kūrybinga veikla. Dėkojame vadovams ir pedagogams už nuoširdų darbą, šilumą ir išmintį, ugdant kūrybingus, kultūrą ir tradicijas puoselinčius mokinius. Linkime nesenkančio ryžto, kūrybinės energijos, sėkmės įgyvendinant ateities planus. Pakilios šventinės nuotaikos, prasmingos tolimesnės veiklos visai jūsų bendruomenė. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Petrienė. Prašom padėką. Ir ministrė dar nori, direktoriui siunčia dovaną, tai yra stebuklingos lazdelės rašikliai. Direktoriui, tik gerus įsakymus pasirašyti. Nieko nešleisti. Padovanoti Seimo rūmus. Žinau, kad nelabai mėgstat Seimą, bet kviečiu visus nuoširdžiai į svečius. Mėgstamės. Pivašiūnų gimnazijos, vienos seniausių gimnazijų Alytaus rajone misija, tai aišku, pirmiausia yra valstybingumo tradicijos stiprinimas, pilietiškumo, patriotizmo ugdymas. Ir aš manau, kad šalia to visų rutininių dalykų tai turėtų būti
labai svarbi šitos mokyklos misija, žvelgiant istoriškai, tai tą misiją sėkmingai labai atliko ir tą misiją vėl iš naujo reikia permastyti, suteikti jai naujos paspirties, kadangi gyvenam labai neramiais geopolitiniais laikais, kai iš tikrųjų yra daug išorinių jėgų, kurios bando mūsų tą vidinį moralinį audinį sudraskyti, pakeisti, perkainuoti vertybės, perrašyti mūsų istoriją. Ir aš manau, kad šita mokykla šitam nuostabiam krašte, turinčio tokias gilias ir religinės tradicijas krašte, turi atlikti tą misiją ir toliau, ir iš tikrųjų saugoti ir kurti tą moralinį visuomenės audinį. Gerbiamas direktoriau, priimkite iš manęs šitą angeliuką, kuris saugotų jūsų gimnaziją nuo visų nelemtų. Ir aš noriu visų akivaizdoj padėkoti gerbiamam Laurynui iš tikrųjų už labai įdomią pamoką, kurie prieš porą savaičių gal pas mus vedė Sibiras 2015. Iš tikrųjų buvo labai didelis susidomėjimas ir lauksime, mums mažiau reiktų dirbti, kad dar atvažiuotumėt pravesti. Ačiū labai. Ačiū. Per tą laiką pasikeitė Pivašiūnai, pasikeitėme. Mes pergyvenome daug matėme, daug teko ir mūsų šaliai, bet svarbiausia, kad mes esame gyvi, kad esate čia visi sveiki ir stiprus. Todėl norėčiau nuoširdžiai palinkėti visų pirma tai ilgų gyvenimo metų, visokiojopos sėkmės, gražios ateities, tiesaus gyvenimo kelio tiek Pivašiūnų mokyklai, tiek visiems jums čia esantiems. Būkite sveiki ir gražūs. Lietuva yra į nepriklausomą valstybę, tai čia yra, galima sakyti, Sąjūdžio metraštis. Sveikinu tuo pačiu visą seniūniją, nes tai visa mūsų šventė, mūsų visų šventė. Turbūt nėra tos šeimos, to kiemo, kad nebūtų prisidėti prie mokyklos gimnazijos. Jūs, mėly mokytojai, mokinote, mokote mūsų vaikus, jūs vedate juos mūsų tiesos ir pažinimo keliu, gyvenimo keliu, jūs ugdote asmenybę. Na, mokykla, kaip ir mūsų kita šventovė Pivašiūnų bažnyčia, kviečia sugrįžti, kviečia pareiti, kviečia, kur mūsų laukia tėvai, kur mūsų protėvių kapai. Labai smagu, kad jūs sugrįžtat ir šiandien galit pabūti visi kartu. Linkiu jums gražios popietės, prasmingo, turiningo, linksmo, šaunaus vakaro. Na, o mokyklai, iš tiesų, direktoriui labai norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su seniūnija, su visa seniūnija, tiek su manim, tiek padėkoti už tuos gražius darbus, kuriuos mes nuveikėme visos seniūnijos labui, savo vaikų labui. Na, ir tikiuosi, kad dar daug gražių darbų nuveiksime ateityje. Taigi, gražios šventės. Svarbiausias dalykas tai dovanas. Nuoširdžiai sveikiname jūsų gimnazijos šeimą, visus jos narius, visus joje dirbusius ir dirbančius, besimokančius ir šiandien besimokančius su gražia švente 110-ųjų gimnazijos įkūrimo jubiliejumi. Linkime, kad gimnazija peržengusi 110 metų slengsti ir toliau gyvuotų, būtų svarbi, reikalinga krašto žmonėms, saugi ir patraukli mokiniams, susitelkusi ir rezultatyvi. Būna kelių tipų mokytojai. Būna mokytojai amatininkai, jiems jų darbas tai yra paprastas amatas. Būna mokytojai žinių davėjai, jie puikūs dalykininkai ir jiems svarbu tik žinios. Ir štai trečiasis tipas. Tai mokytojai, gyvenimo mokytojai, kuriuos prisimename nuolat, jų akių žvilgsniai lydi mus visur ir visada. Jų ilgimės ir nors negirdėdami balso, jį girdime mintyse kasdien. Labai džiaugiuosi šiandien čia sugrįžusi į mokyklą. Turbūt teisingiau būtų sakyti į namus, nes tai man buvo visada antrieji namai, yra antrieji namai ir turbūt bus. Visada norisi sugrįžti, pamatyti savo mokytojus ir visą aplinką, kuri čia supo.
Taigi sveikinu su jubiliejumi ir linkiu kantrybės, entuziazmo ir nepavarkite ir ateities kartoms būti gyvenimo mokytojais. Ilgas kelias į šviesą, 110 metų ėjimas. Bet paskaičiuokim truputėlį kitaip, tiesiog 110 vis sudėkime į vieną skaičių ir gausime tik 2. Taigi nauja pradžia, o nauja pradžia praeiti metai buvo vienetukas ir mokykla tapo gimnazija. Aš labai sveikinu visą mokyklos bendruomenę, mokytojus, buvusius mokytojus, mokinius, buvusius mokinius. Ir dėkoju Jums už tai, kad ta šviesa Jūsų rankomis, Jūsų žinių dėka sklinda po visą Lietuvą. Tiek garsių mokinių šičia. Esame įrašyti į garbės knygą, bet reikia įrašyti Jūs visus, nes Jūs visi dirbate Lietuvai, mūsų šaliai, su dideliu entuziazmu. Ir ačiū Jums ir nepavarkite, svarbiausia, ryžtas, pastangos ir ilgas kelias į šviesą. Mokykla būk gyva. Sveikinu Jūs gimnazijos garbingo jubiliejaus proga. Taip pat noriu padėkoti Jums už Jūsų pasišventimą savo darbui, už nuoširdų žmogišką rūpestį bei siekimą bendro tikslo – išauklėti sąmoningus, kūrybingus, savo šalį mylinčius piliečius. Tuo pačiu linkiu Jums įkvėpimo ir tikėjimo savo darbu. Tikėjimo savo pašaukimu Jūsų nelengvame, bet reikalingame kasdienėme darbe. Taip pat linkiu, kad kasdien Jūs lydėtų mokinių pagarba ir ankstesnių kartų dėkingumas. Ačiū labai. Ir man maloniausias toks momentas. Dažnai manęs jaunimas klausia, kas tai yra patriotizmas. Tai tą patriotizmą tikrai aš radau šitoj mokykloj, kada atėjau čia dirbti iš Alytaus pirmos vidurinės mokyklos. Pagarba mokytojui, pagarba tėvam, savo kaimynams, galų gale muzika, ką ir šiandien Jūs girdite. Kadangi čia visada dainos sklido, labai buvo geri čia šokai. Čia linksma buvo. Tai aš tokią dainą, kurią tuo laiku čia mes muzikuodavom ir jinai ilgai skambėjo ir daug Jūs ją žinot. Kokia graži žiema, kai baltos snaigės krenta ir mes abu kartu, kaip tie 16-mečiai, šitą baltą gatvę, maža mergaitė bėgo, pamatė į mane ir net tik mušės sniego. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja, o kai nėra širdį, o kodėl nežinau. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja, o kai nėra širdį, bet kodėl nežinau. Mergaitė, tu nebėk, vis vien tave pagausiu ir baltame sniege veidelį tau išprausiu. Mergaitė, tu nepyk, čia aš visai nekaltas, čia tik balta žiema ir purios snaigės krenta. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja, o kaip gera širdį, bet kodėl nežinau. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja, o kaip gera širdį, bet kodėl nežinau. Su švente, miela gimnazija. Shine.
aš čia pradėjau ir baigiau savo mokymosi metus, todėl mano gyvenimo pamatas yra čia. Linkėčiau gyvuoti ir klestėti ir kad niekada nenuvystų mūsų mokykla. Praeities nepakeisi ir nesuksi, laiko atgal, bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių pasakysiu tau mažu, kaip karštai tave myliu, bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių, kas tavo angelą turi, vis tai tu. Nedaug trupučio, vėjo paprašiau, suvertint laukus tau. Nedaug trupučio, paprašiau tavęs, trupučio spėrio jausmuose. Nedaug trupučio, vėjo paprašiau, suvertint laukus tau. Žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums kalbėjo, pasilik kartu ir nesakysiu nieko. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, valandos ėjo ir jo neįvyko dienas. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums kalbėjo, pasilik kartu ir nesakysiu nieko. Skyrė metais, skyrė jūros, skyrė mus, likimo upės galbūt, tiek reikėjo, norint ras tave. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, valandos ėjo mergino dienas. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakysiu nieko. Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai, valandos ėjo mergino dienas. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakysiu nieko. Visos žvaigždės mums spindėjo, meilės žodžiai mums skambėjo, pasilik kartu ir nesakysiu nieko. Ačiū Jums! Jūs esate puikus! Mes jums gėlės dovanosim kasdieną, tik jūs mums dainuokite. Įteisėkit kasdieną.